Labas visiems, sveiki. Labas, kas prisijungia ir žiūrit. Aš šiandien noriu su jumis pasidalinti kai kuo, kas man yra labai svarbu ir žinau, kad daugeliu tai irgi gali būti labai labai svarbu. Tai iš tikrųjų mes šį savaitgalį su kolegėmis taip gerai praleidom laiką, organizavom Aroma konferenciją online. Buvo labai smagu, taip gražiai susibūrėm, palaikėm viena kitą, daug sužinojom apie vieną kitą, apie viena kitos situacijas, istorijas. Am, Pamatėm, kaip kas kuo gyvena, kas kam svarbu. Buvo edukacijų, informacijos, bet iš tikrųjų geriausias ir vertingiausias dalykas tai yra pamatyti, kas yra toms moterims svarbu. Ir žinot, kas mus tarpusavyje sieja, tai yra vienas dalykas, tai yra eteriniai aliejai. Mes kartu esam Aroma versle ir mes visos pradėjom savo tam tikrą pokytį ar atradimą nuo būtent eterinių aliejų rinkinio, nuo šitos gražios dėžės. Čia aišku dar ne viskas, čia yra tik tai viena iš tų gražiųjų dėžių, kurie ateina didžiuliam siuntiny. Tai dar yra garintuvas pridėtas, papildomi priedai, bet tai yra va štai tokia graži dėžė. Dėklas su 11 eterinių aliejų, tai yra pirmasis skirelis su 10 eterinių aliejų, tuomet atsidaro antras aukštas, pas mane jisai aišku čia tuščias, nes jau viskas yra naudojama labai gausiai, bet dar būna čia pridėtas papildomas eterinis aliejus, papildomi priedai, super maisto Ningxia Red pakelis ir yra labai svarbus dalykas, tai yra priemonė eterinių aliejų skiedimui, natūralus augalinių aliejų mišinys, 6 augalinių aliejų mišinys, taip vadinasi V6, kuris yra paruoštas naudoti eterinius aliejus, puikus tepimui ant odos, naudoti ant plaukų, masažams, nepalieka riebumo, neturi kažkokio kvapo. Tai tikrai moteris labai mėgsta jį ir naudoja savo grožio procedūroms, sveikatos procedūroms ir masažistės jį naudoja, nes labai mėgsta, labai geras dalykas. Ir aišku, mūsų laukiamas dalykas, tas dalykas, kuris atneša pokytį, tai yra eterinių aliejų rinkinys. Šitie eteriniai aliejai šitas rinkinys yra sukomplektuotas taip, kad bet kurioje situacijoje, kuri įvyksta ar mūsų fiziniam lygmenį, kažkokie sveikatos poreikiai, dažniausiai namuose įvykstantis dalykai, negalavimai ir taip pat emociniams poreikiams, viskas yra taip sukomplektuota, kad mes, kad ir kas nutiktų, turim priemonę bet kuriems atvejams. Levandą galima laikyti tuo šveicariškuoju peiliuku, vadina dėl savo universalumo, nes tikrai bet kuriuo atveju tinka. Ir vienas iš didžiausių gelbėtojų, ir galima dainuoti, dainą "Niekada man meilės nebus per daug", tai niekada levandos nebus per daug. Niekada. Nes iš tikrųjų vienas iš labiausiai naudojamų namuose eterinių aliejų, tai yra ir veidui. Štai mano, kaip probleminė oda, man labai tinka, mano paaugliui labai tinka, užgydo spuogelius nuo nudegimų, jeigu kažką nusideginam, kai kažkokios žaizdelės, kai lūpų pūslelinė užpuola, kai sloga, kai kažką skauda, kai norim nusiraminti, kai norim susikaupti, miegui, plaukams, blakstienoms, antakiams labai gerai. Levanda iš tikrųjų turi labai daug gerų savybių. Tai kai levanda yra tokios kokybės, kaip mes turime, seed to seal, premium kokybės, tai tikrai tos naudos labai jaučiasi. Kitas eterinių aliejų mišinys yra Purification, kuris valo orą, šalina nemalonius kvapus, gali būti naudojamas nuo vabzdžių, nuo erkių ir augintiniams ir sau, tinka į augintinio guolį, tinka lašinti į sportinius batus dėl nemalonaus kvapo ar namuose naikinti kvapus. Taip pat namuose neutralizuoja tokią įtampą, nes labai gerai tas oras, iš tikrųjų aplinka ir energija išsivalo su juo. Kitas eterinių aliejų mišinys yra Digest virškinimui, visiems skrandžio, pilvo negalavimams, pilvo pūtimui ar nevirškinimui, ar kai persivalgo, ar kažkam pagirios labai gerai padeda.
kai viduriuoja, kai pykina, tai refliuksas, na viskas, kas susijęs su žarnynu, nuostabi pagalba. Ir vienas iš tų, kur moteris sako, wow, šitas veikia per 10 minučių. Frankincense yra, na, tas eterinis aliejus, kuris daugeliu moterų labai patinka. Tai jis ne tik tai nuo raukšlelių, veido odai, jis yra labai geras imunitetui, kvėpavimo takams, plaučiams, kai kosulys, dvasinėms praktikoms, žaizdelėms, randeliams, na, tik irgi labai universalus, labai prabangus eterinis aliejus, labai naudingas ir vertingas dėl savo savybių, na, ir kuris iš tikrųjų labai seniai yra naudojamas eterinių aliejų istorijoje. Kitas eterinių aliejų mišinys yra Blue Relief, kuris yra nuo skausmo, po sporto, jeigu kažkas pasitempia raumenis, mėlynės ir sumušimai, kažką skauda, tai puikus, iš tikrųjų puikiai pagalba. Lemon eterinis aliejus, citrinų eterinis aliejus, tai citrusai yra labai daugelio mėgstami, jis detoksikuoja, išvalo, padeda išvalyti toksinus iš organizmo, išvesti mikroplastiką, puiku jį lašinti į salotas, Young Living eteriniai aliejai yra patvirtinti kaip maisto papildai, tad galima po lašelį saugiai pagal saugumo instrukcijas naudoti ir į vandenį, ir puikus pagalbininkas imunitetui, kai sloga, pasidaryti mišinius, šitie eteriniai aliejai gali būti miksuojami ir tarpusavyje. Mes turime receptų puikiems mišiniams. RC kvėpavimo takams, kokia gera pagalba, ir daug moterų atėjo būtent dėl šito. Yra keli eteriniai aliejai, dėl kurių moteris iš tikrųjų pasirenka visą rinkinį, tai yra RC, kas turi astmą, kam, na, darželinukų slogos sezonas, kam dažnai sloga, ir apskritai jisai ir garinamas orą namuose paverčia tokį kaip, na, padaro, išvalo ir sukuria tarsi sanatorijoje. Eukaliptų, įvairių eukaliptų mišinys, nuostabi pagalba kvėpavimo takams, trinti nugarytei, pėdutėms ir pagal kitas procedūras naudoti tas, kurias mes mokiname. Thieves yra irgi kitas eterinio aliejų mišinys, dėl ko daugelis ateina čia ir ką atranda, tai yra labai stipri pagalba prieš virusus, prieš virusinius, prieš bakterinis, prieš grybelinis, su mielėm, pelėsiais kovoja, labai stipri priemonė ir aštrus, jame esantis gvazdikėlis, cinamonas labai jaučiasi, prieskoninis toks kvapas, ir jį naudoja kaip prevencija dėl ligų ir susirgus, imuniteto stiprinimui. Labai geras dalykas. Pipirmėtė, dar vienas favoritas, man dar ir pipirmėtės niekada nebus per daug. Kai mes jos įkvepiam, jinai tiesiog atmerkia akis. Na, jau pipirmėtės kvapas, dar jeigu įsilašinam į delną, pakvepuojam iš delnų, tai tarsi atsimerkia akis, pipirmėtė padeda išeiti iš emocinio liūno, kvėpavimo takams labai gerai žvalina, gerina nuotaiką ir iš tikrųjų ir virškinimui padeda, jeigu reikia. Labai mėgstamas ir geras kvapas. Stress Away. Labai mėgstamas irgi žmonių, jame esantys eteriniai aliejai nuostabiai sinergiškai veikia kaip mišinys, kaip kvapas, kuris sukuria emocinio komforto jausmą ir emocinės pilnatvės jausmą. Ir ką tai mums duoda? Jame yra laimas, okotijos, vanilė, kedras, kopaiba, levanda. Ir visi jie kartu turi tokį puikų poveikį, kad ir ramina, ir balansuoja emocijas. Tai vat, kai stresas, kas vairuodami jaučia stresą, kam reikia dienoje tiesiog sustoti, atgauti kvapą, mes su juo sustojam akimirkai žavingai ir atsipalaiduojam. O būtent laimas su vanilė, okotijos taip veikia, kad
sukuria tokį emocinio sotumo jausmą, padeda, kai yra emocinis prisivalgymas, kai kamuoja, kai norisi kažko saldaus, galima tiesiog pauostyti, pasitepti eterinio aliejaus štai šito, nes atrodo, na, tai užpildo, tarsi jaučiamės, kad jeigu aš būčiau kūdikis ar ne, kai būčiau, na, pasisotinęs mamos pienu, sotus, laimingas ir saugus, tai yra ta emocija, tas jausmas, kurį mes gauname iš šitų eterinių aliejų, o dar okotijos reguliuoja cukraus kiekį kraujyje, tai vėlgi, na, jaučiamės, kad mes, na, pasisotinom ir to saldumyno nebereikia. Dar vienas eterinis aliejus, kuris yra mano dėžutėje, yra kopalių, kopaibos eterinis aliejus. Labai gera pagalba, yra vienas iš mano favoritų ir atradimų. Aš ne iš karto jį atradau, bet kai atradau, tai wow. Jis yra prieš uždegiminės, kai skauda gerklę, kai kažkokia pūslelinė iškilo, kai kažkoks paraudimas, uždegimas. Na, tai yra viena iš pirmųjų pagalbų. Ir kai mes miksuojam šituos eterinius aliejus, turime keletą receptų labai naudingų. Vienas iš jų yra mano labai mėgstamas gerklės purškiklis su thieves, lemon ir peppermint ir medumi. Tiesiog į purškiklį pasidaryti ir naudoti gerklį, tai joks kitas gerklės purškiklis neatstoja, aš kaip mokytoja galiu pasakyti, tikrai labai veiksmingas. Taip pat eteriniai aliejai gali būti naudojami su medumi irgi įvairiems tikslams. Iš šito rinkinio pasidarome veido švytėjimo serumą, face glow serum, galim naudoti skalbiniams, galim naudoti patalynei kvepinti, pasidaryti purškiklį vietoj aerozolinio purškiklio, naudoti kaip kvapus namų kvapams, pasidaryti asmeninius kvepalus, naudoti plaukams, net daryti aroma jogą. Iš tikrųjų labai didelę vertę mums atneša šitas rinkinys. Ir atrodo, ką čia reiškia šitie eteriniai aliejai, kas čia per buteliukai, bet su jais ateina dideli pokyčiai. Ir mes to mokome paruošusios grupę. Yra specialiai paruošta grupė, 4 savaičių pokyčių grupė, kurioje mes labai mažais patarimais, mažais žingsneliais parodom, kaip galima padaryti tą gerąjį pokytį su eteriniais aliejais, kaip gauti geriausias naudas, didžiausias vertes, kaip juos panaudoti tiek emociniai pusiausvyrai, tiek fizinėms reikmėms, su receptais, su labai aiškiais žingsniais, su visa pagalba. Taip pat yra parama mūsų aroma klube. Visos, kas įsigyja rinkinį, ateina į aroma klubą, gauna mūsų konsultacijas, vedimą, įvairiausius mokymus, įvairiausiai kartu ir gyvai ir online leidžiam laiką, tai nuobodu tikrai nebus. Tikrai yra daug veiksmo, yra nuostabi bendruomenė, labai sąmoningų žmonių, protingų žmonių, kurie gilinasi, nori šiek tiek kokybiškiau, kurie vertina kokybę. Ir aš linkiu taip pat leisti savo įsigyti šitą rinkinį. Su juo ateina tikrai labai geri pokyčiai. Jeigu nori šito rinkinio, jeigu jauti, kad jau taip, aš jau pasiruošusi gauti šitą rinkinį ir dar garintuvą, ir priemonės visas, kurių reikia, iš tikrųjų ten yra papildomai įvairiausių priemonių, kad galėtum kokybiškai ir sėkmingai naudoti, tai jeigu jau jauti, kad pasiruošus ir tikrai nori, parašyk man žinutę ir padėsiu tau pradėti. Iki